Lietuvos futbolo federacijos A lygos 29 turo rungtynės Alytaus stadione susitiko Alytaus Dainava ir Pakruojo Kruoja. Įtemptos rungtynės baigėsi taikiu rezultatu 2-2. Pakruojiečiai po Valdo Pocevičiaus įvarčio pirmajame kėlinyje įsiveržė į priekį, bet įpusėjus kėliniui rezultatą išlygino Paulius Sakalis. Antrojo kėlinio pabaigoje Paulius Sakalis realizavo 11 metrų baudinį į Kruojos vartus ir išvedė Dainavos komandą į priekį. Alytiškių džiaugsmas ilgai netruko, jau po kelių minučių rezultatą išlygino Ernestas Veliulis, taip išplėšdamas savo komandai lygiąsias. Šiandieną teisėjai teisėjavo taip, kaip nederėtų jiem teisėjauti. Paprasčiausia paleido rungtynės, aš galiu pasakyti. Su tokiu teisėjimu, tai aš nežinau. Bet, aišku, reikia žaisti ar teisėjai. Aš nesakau, kad jie Dainavą palaikė, bet aplamai kai kurie sprendimai tokie nesuprantami. Jeigu mes kovosim šitaip kaip ir šiandien, gal šiandien pritrūko mums jėgų, bet mes žaidėm trečiadienį į Taurę. Žaidėm išvykoje su Mažeikiais ir šiandien grįžę, atidavėm viską. Rūpiniai vaikinai viską atidavę, sėdi ir džiaugiamės praktiškai tašku. Artimiausios Alytaus Dainavos rungtynės Alytaus stadione spalio 23 dieną. Alytiškiai priims futbolo klubą Šiauliai.